Šiandien pinigus pervedame telefonu ir kompiuteriais per kelias sekundės. Tačiau dar visai neseniai finansų valdymas reiškia apsilankymą banke, laukimą eilėje ir popierinių formų pasirašymą. Šis vaizdo įrašas jūs nukels į trumpą kelionę po svarbiausius skaitmeninių finansinių paslaugų istorijos momentus, nuo apskaitos knygų laikų iki išmaniųjų programėlių, kurias naudojame šiandien. Pradėkime nuo 6-ojo dešimtmečio. Tai buvo laikas, kai pirmą kartą buvo pristatytos kreditinės kortelės, pradedant Diners Club kortele Jungtinėse valstijose. Staiga žmonės galėjo pirkti dabar ir mokėti vėliau be grynųjų pinigų. Tai pakeitė vartotojų požiūrį į apsipirkimą ir mokėjimą. Tai buvo pats pirmas žingsnis į skaitmeninį finansų amžių. 7-ame ir 8-ame dešimtmečiuose bankininkystės srityje įvyko du dideli pokyčiai. Atsirado bankomatai ir kompiuteriai. Pirmasis bankomatas arba automatinis pinigų išėmimo aparatas buvo įrengtas Londone 1967 metais. Jis leido žmonėms išsigryninti grynuosius pinigus ne banko darbo valandomis. Tuo metu tai buvo revoliucinė idėja. Maždaug tuo pačiu metu bankai pradėjo naudoti pagrindinius kompiuterius klientų duomenims apdoroti ir saugoti. Tai leido operacijoms būti greitesnėms, saugesnėms ir lengviau stebimoms. Tai buvo pirmieji skaitmeniniai žingsniai modernios bankininkystės link. 10-ame dešimtmetyje atsirado internetas, o kartu su juo ir internetinė bankininkystė. Bankai pradėjo siūlyti paprastas svetaines, kuriuose klientai galėjo peržiūrėti sąskaitų likučius ir pervesti pinigus. Iš pradžių daugelis žmonių abejojo dėl internetinės bankininkystės, tačiau laikui bėgant internetinė bankininkystė tapo patikimesnė, o klientai įgijo pasitikėjimo. Dabar nebereikia vykti į banką ar laukti eilėje. Keliais paspaudimais galima atlikti pagrindinius bankinius veiksmus tiesiog iš namų. 2000-aisiais ir 2010-aisiais mobilieji telefonai vėl viską pakeitė. Atsiradus išmaniesiems telefonams, bankai pristatė mobiliasias programėles, kurios leido beveik viską atlikti iš savo kišenės. Galėjote įnešti čekius, pervesti pinigus, apmokėti sąskaitas ir net vaizdo pokalbiuose bendrauti su klientų aptarnavimu. Kai kuriuose pasaulio vietose mobiliojo ryšio paslaugos leido žmonėms, neturintiems tradicinių banko sąskaitų, siųsti ir gauti pinigus paprastais mobiliaisiais telefonais, taip pakeisdamos ištisas ekonomikas. Tada atėjo skaitmeninių piniginių ir finansinių technologijų era. Tokios programėlės kaip PayPal, Apple Pay ir Google Pay padarė bekontakčius mokėjimus įprastus. Dabar nebereikia grynųjų pinigų ar net kortelės. Tai reikia telefono. Tuo pačiu metu finansinių technologijų startuoliai pradėjo siūlyti investavimo, biudžeto sudarimo, skolinimosi ir kitas priemonės. Galite naudoti programėles, kad suapvalintumėte savo pirkinius ir investuotumėte skirtumą, arba gautumėte paskolą patvirtintą per kelias minutes. Finansai tapo greitesni ir labiau pritaikyti kiekvienam. Dabar, 2020-aisiais, dirbtinis intelektas ir automatizavimas daro paslaugas dar išmanesnės. Pokalbių robotai padeda teikti klientų aptarnavimo paslaugas visą parą. Dirbtinis intelektas analizuoja jūsų išlaidas, kad pasiūlytų individualius patarimus. Sukčiavimo aptikimas yra greitesnis ir tikslesnis. Kiekvienas šios laiko juostos etapas, nuo kreditinių kortelių iki dirbtinio intelekto, padarė finansinės paslaugas prieinamesnės ir įtraukesnės. Šiandien senjorai, jaunimas ir net tie, kurie neturi banko skyriaus netoliese, gali saugiai ir efektyviai valdyti pinigus. Žinodami šią istoriją, galime geriau suprasti, kiek toli pažengėme ir kur link judame. Kur jūs esate šioje laiko juostoje? Galbūt naudojatės bankomatais, galbūt naudojatės banko svetaine. Kiekvienas mažas žingsnis ugdo jūsų komfortą ir įgūdžius. Kelionė į skaitmeninius finansus skirta visiems, bet kuriame amžiuje. O dabar kviečiame jūs į praktinę dalį, kur galėsite pritaikyti savo žinias, atlikdami dirbtiniu intelektu paremtas praktinės užduotis. Pradėkime.
Šis užsiėmimas baigtas. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite programą e-studijoje, kad įgautumėte daugiau skaitmeninio finansinio raštingumo įgūdžių. Sėkmingai baigę mokymo kursą gausite skaitmeninį ženklelį, pasiruošę naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis.